šitoje pozicijoje varžovas nukirto mano žirgą, galvoja, kad aš irgi turiu kirsti. Tai viskas būtų jam gerai tokiu atveju. Apsaugojo pėstininkų ir mano puolimas sustojo. Va, bet aš čia radau tokią įdomią kombinaciją, gerai žinoma, vadinasi malūnas. Tai prasideda viskas nuo tokio šacho. Nu, čia galim pasakyti tarpinis šachas, apie tai dar kalbėsime vėliau. Ir čia gali pamatyti, kad karalius kaip ir turi eiti į kampą. Nu, pradžioje, aišku, galim dar nukirsti vienas kitas. Ir tada karalius bėga į kampą ir tokia įdomi pozicija gaunasi, kad rykis taikosi į karalių. Jeigu bokštas dabar kažkur pasitrauks, nesvarbu kur, tai tada bus šachas. Šachų duos rykis, ne bokštas, bet būtent rykis. Ir va, ir čia mes galim iš karto nukirsti rykį nemokamai, nes dabar yra šachas. Ir baltas karalius privalo bėgti nuo šacho. Mes žinom taisyklės, kad kitaip negalima. Ir dabar dar vienas šachas. Karalius privalo eiti čia, nes čia jam bokštas trukdo pabėgti šito spasto, šito kampo. Ir dabar tas pats. Ta pati idėja, reikės taikosi, bokštas pabėgo, yra šachas. Nu, pavyzdžiui, atkertam šitą pėstininką, kaip ir buvo partijoje. Karalius dabar eina. Nu, aišku, čia gali užsidengti, bet vis tiek tada nukirsiu, nieko nepasikeis šitas įėjimas, tai reikia atgal. Tada bokštas duoda šachą, karalius eina į kampą. Nu, čia dabar dar iš tokio gobšumo dar vieną pėstininkų paėmimo, kodėlgi ne. Jeigu galima nemokamai paimti. Tai va, tai dabar dar vienas šachas, karalius dar kartą į kampą. Nu ir dabar sugalvoju tiesiog dar duoti vieną šachą, pasikeisti bokštus ir tiesiog nukirsti pagaliau šitą žirgą, kuris čia užsistovėjo jau 10 ėjimų, bet niekur negalėjai pabėgti, nes visada buvo šachas. Tai ir dabar, aišku, pozicija visiškai laimėta, nes kiek daug man pėstininkų, nu, svarbiausia, kad rykis yra, baltieji nieko neturi visiškai. Tai planas būtų toks, kad šitas pėstininkas tiesiog eitų iki galo. Karalius čia, aišku, bandys kažkaip sustabdyti jį, bet tuo pačiu metu mano karalius eis prie šito pėstininko, nukirs. Paskui paeis kažkur iš šoną ir kitas pėstininkas praeis į valdovės. Nu, ir gana lengvas. Užbaigimas bus. Tai už tai tiesiog mano varžovas pasidavė, nes aišku, čia net ir man 26 sekundės, bet čia gana daug liko laiko. Dar 1 sekundė kažkiekvieną įėjimą yra priskaičiuojama, už tai tikrai čia viskas aišku. Tai va, tai šitą kombinaciją, kaip ir sakiau, vadinasi malūnas. Čia mes matom, kad bokštas su rykio pagalba permalė praktiškai visą antrą liniją. Vat mes matom, ar ne, antrą šitą horizontalę. Nu, permalė visas figūras, pėstininkus ir galų galiausiai tiesiog paėmėm šitą žirgą ir laimėjom partiją. Tai va, tai šita kombinacija malūnas, jo pagrindas yra būtent tie tarpiniai šachai, nuo kurių varžovas privalo kažkaip reaguoti, kad jisai niekaip negali kitaip apsaugoti, nėra jam laiko, tai vat, nu, visiškai vat, kiekvieną įmą mes kažkaip darom jam blogo. Tai vat, pavyzdžiui, dabar irgi paėmėm šitą pėstininką, ar ne, ir atrodo, nu, noriu kažkaip su žirgu ten grįžti. Ar ne, vat čia kažkur, bet vat matot, neduoda. Nes yra šachas. O nuo šacho reikia bėgti arba užsidengti. Tai už tai ir gaunasi, kad viską mes sumalam ir laimėjom.
Tai va, tokia kombinacija. Tikiuosi, kad ir tau pavyks tai pasinaudot, o galbūt jau kažkada naudoja turnyruose ar žaiddamas prieš tėvus, prieš klasiokus. Prenumeruok ir pasimatysim.